Labą dieną, aš Vilkė Vaida, linkėjimai iš Vilkės ūkio. Ir įamžinu šitą rekordinį momentą. Šiandien yra sausio 30 diena ir mes sėjame pirmas sėklas šiltnamyje, tai sėjame krapus. Aišku, bus dar atšalimų šiek tiek nestiprių, dar jie nelabai greitai sudygs, bet sėklos stratifikuosis gavę šiek tiek žemos temperatūros ir kadangi nenusimato dideli šalčiai, tai jos ir nenumirs pradėję dygti. Ir aišku, krapų derlius bus ankstyvesnis šiais metais ir pakankamai tikiuosi gero sudygimo procento, nes kaip ir minėjau, didelių šalčių nenusimato. Tai sėklos atsidūrę žemėje pradės dygti ir jos nemanau, kad gautų galą nuo -1 tenais lauke ar -2. Reiškia, jos visos išliks gyvybingos ir krapus ragausime šiemet mažiausiai 2 savaitėm anksčiau. Daugiau apie viską, apie žalumynų auginimą, mano mokymuose žalumynų auginimas, nuotoliniai mokymai, vasario 19 dieną, daugiau informacijos tekste ties šio video. Iki.